Ukrainoje aidi korupcijos skandalas, kuriame buvo išplauta mažiausiai $10 milijonų valstybinių lėšų, o apgavystės schemoje figūruoja buvusi dešinioji Zelenskio ranka Andrijus Jermakas. Pinigai, pasak tyrėjų, pavogti iš energetikos sektoriaus ir investuoti į prabangių vilų statybą prie Kyjivo. Ukrainos žiniasklaida spėja, kad vienas iš dvarų galėjo būti skirtas ir pačiam Zelenskiui. Štai taip praėjusiu metu lapkritį Emanuelis Makronas lydimas Zelenskio skuba pasveikinti Ukrainos delegaciją. Pirmasis rankos paspaudimo susilaukė Andrijus Jermakas. Archyviniai kadrai nemeluoja, buvęs Ukrainos prezidento administracijos vadovas lydėjo Zelenskį svarbiausiuose renginiuose beveik 6 metus. Per šį laiką Jermakas iš tiesų tapo antruoju pagal įtaką žmogumi šalyje, tačiau tą patį praėjusiu metu lapkritį jam teko palikti šiltą vietą. Jermakas atsistatydino po to, kai antikorupcinės institucijos jo namuose atliko kratą. Jermakas figūravo byloje dėl $100 milijonų vagystės energetikos sektoriuje. O dabar atrodo, kad iš Jermako įtakos neliko nė pėdsako. Šiuos kadrus vakar vakare Kyjivo centre nufilmavo leidinio Ukrainskaja Pravda žurnalistai. Juose nacionalinio antikorupcinio biuro darbuotojai Jermaką informuoja apie įtarimus dėl pinigų plovimo. Та-дам! Знайомтесь! 8 гектарів на березі Озинки. Kalba eina apie milžiniškų privačių rezidencijų komplekso Dinastija statybą Kyjivo srityje. Prabangių dvarų plotas siekia po